Pralaimėjimas kare, okupacija ir padalijimas. Taip atrodo Vokietija 1945 vasarą. Visuotinis skurdas ir griuvėsiai. Geriausi protai nuteka. Vieni į Jungtinės valstijas, kitus prievartą išveža į Sovietų sąjungą. Šalis suniokota, teritorija padalinta, jos gamyklos ir fabrikai išardomi, tačiau jai lieka milžiniškos skolos. Kokia jos ateitis? Aukščiausios kokybės automobiliai, vaistai ir traukiniai, garsiausi ir gerbiamiausi rūbų brandai, kiečiausias futbolas, geriausi keliai ir alus. Kaip jiems pavyko tai pasiekti per keliasdešimt metų? Kokia Vokietijos stebuklo priežastis? Štai 10 brangiausių Vokietijos įmonių šiandien. Jeigu atidžiai įsižiūrėsite, daugiau nei pusė jų yra gana senos. 100 metų ar senesnis. Palyginimui, JAV brangiausių viršūnėje yra tik vienas senukas. Japonijoje taip pat, o Kinijoje nėra nei vieno. Ir atkreipkite dėmesį, šios kompanijos ne gamtos ištekliais prekiauja. Geriausios kompanijos vysto sudėtingas pramonės šakas ir jų prekes naudoja paprasti žmonės, tokie kaip mes su jumis. Automobiliai, vaistai, traukiniai. 19 amžiaus Vokietija yra kaip šiuolaikinė Kinija. Ten labai pigu, todėl ką nors gaminti apsimoka. Šiuolaikiniai Kinijai padeda turtingi amerikiečiai ir europiečiai, kurie mielai perka viską, kas kiniška ir perkelia ten kuo daugiau savo gamybos. Nors tendencija po truputį ir čia keičiasi. Bet pagrindinis to meto Vokietijos pirkėjas yra turtinga ir galinga Didžioji Britanija. Ir tai tęsiasi gana ilgai. Kai 20 amžiaus 60-ųjų metų viduryje vokiečiai užims antrą vietą pasaulyje pagal automobilių gamybą, pačių automobilių savininkų Vokietijoje bus 2 kartus mažiau nei toje pačioje Didžiojoje Britanijoje. Bet grįžkime prie Vokietijos. Apskritai, kodėl ji tampa tokia patogi ir patraukli gamybai? Yra 2 dalykai, kurie visada lydi vokiečius. Ar 19, ar 20 amžiuje, ar dabar. Pirmasis – tai valstybės parama. Tikriausiai girdėjote šito bičo Otto von Bismarcko pavardę. Be to, kad jis sujungė Vokietijos žemės į vieną imperiją, tapo pirmuoju jos kancleriu, jis taip pat išleido krūvą įstatymų, dėl kurių visi pradėjo investuoti į Vokietijos įmonės. Ir agrarinėje, religingoje šalyje pagaliau įvyko pramonės revoliucija. Verslininkai stato geležinkelius, lokomotyvus, gamyklas ir paskui atėjus krizei Bismarckas įveda muitų barjerus. Kodėl? Kad vietinė pramonė nenumirtų ir jos nesuvalgytų užsienio konkurentai. Antras dalykas, kuris labiausiai traukia užsienio investuotojus į Vokietiją, yra vokiečių darbininkai. Jie darbštūs, disciplinuoti ir dėmesio labai pigus. Štai ką rašė amerikiečių žurnalistas Rėjus Standartas Bakeris savo knygoje Seen in Germany. Tikriausiai ne vienas civilizuoto pasaulio darbininkas nesutiktų apsikeisti vietomis su vokiečiu. Nedaugeliui tenka sunkiau dirbti už mažesnį atlyginimą ir valgyti šiurkštesnį, pigesnį maistą. Štai Vokietijoje stalius gauna apie 90 centų per dieną už 11 valandų darbo. Amerikoje staliui už 8 darbo valandas paprastai mokama nuo 2,5 iki $3. Persikeliama laiku į priekį. 45-6 metai. Šalyje kas antras yra benamis. Kas 5 vaikas miega ne savo lovoje, nes pavyzdžiui, Dresdenas atrodo štai taip. Tačiau problema yra ne tik būstas, fiziškai pinigai kaip ir yra. Na va, prašom, reiks markės. Bet realiai jos niekam nereikalingos. Tarkim, gyvena sauna koks kalnakasys. Už darbą jis gauna 63 reiksmarkės per savaitę. Ir turi vištą, kuri per tą pačią savaitę vidutiniškai padeda 5 kiaušinius. Vieną kiaušinį kalnakasys suvalgo pats. 4 iškeičia į 20 cigarečių, nes cigaretės tada buvo stabilesnė valiuta, už vieną cigaretę duodavo 8 reiksmarkės. Ir kas tada gaunasi? O tai, kad višta uždirba 3 kartus daugiau negu šeimininkas. Kai visa šalis gyvena tokiais barteriniais mainais, kiaušiniai už cigaretės, batai už alų, žmonės užuot dirbę pradeda gaišti laiką ieškodami tinkamų prekių. Ir štai kas atsitinka. 48 metų gegužė vidutinis vokietis per savaitę praleidžia 9,5 darbo valandų, kad rastų, kur nusipirkti maisto ir būtiniausių prekių. Realiai jis visą darbo dieną praleidžia kažkur tai vaikštinėdamas. Ir čia atsiranda dar vienas vyras griežtų žvilgsnių. Liudvikas Erhardas. Jis ekonomikos ministras, o paskui ir kancleris. Ir jis sugalvoja radikalią pinigų reformą. 48 birželio 21 dieną visoje šalyje paskelbėm. Mėly piliečiai, jūsų pinigai niekam nebereikalingos reiksmarkės nebegalioja. Bet jūs galite jas išsikeisti. Ne į cigaretės, o į naujus pinigus. Deutsche Marke. Bet neskubėkite džiaugtis. Kiekvienas iš jūsų gaus tik po 60 markių. Ne daugiau. 40 iš jų iš karto, o 20 po mėnesio. O ten viską, ką jūs ten prikaupėt po pagalvę ar sąskaitose, keisim 10 prie 1. Tai yra 10 reiksmarkių į 1 Deutschmarkę. Įdomu, koks būtų jausmas, jei 2016 metais jūsų turimus litus būtų pakeitę panašių kursų. 10 litų į 1 eurą. Turbūt mitingo prie Seimo nepakaktų. Gyvenimas rodo, jog gali pasikliauti tik pačiu savimi, tad ir finansiniai sprendimai yra tavo rankose. O dabar minutėlį sustokim.
Ar dažnai pagauni save galvojant, kad reiktų pradėti investuoti? Gal net turi atsidėjęs tam pinigų, bet vis atidėlioji tą pirmą žingsnį. Nes atrodo per sudėtinga arba tiesiog nežinai, nuo ko pradėti. Jeigu atpažinai save, įdėmiai paklausyk. Turiu tau sprendimą, kuris lengvai padės pradėti. Tai Freedom 24. Ir kodėl būtent jie? Visų pirma, viskas yra lietuvių kalba. Jokių neaiškumų ar kalbos barjerų. Galėsi jaustis drąsiai. Pati platforma sukurta taip, kad būtų itin paprasta naudoti. Investicijas galėsi valdyti tiesiog telefonu. Freedom 24 yra dalis kompanijos, kurios akcijomis prekiaujama Nasdaq biržoje, o tai reiškia griežtą JAV priežiūrą ir tavo pinigų saugumą. Be to, tu gausi prieigą prie viso pasaulio, virš 1 milijono akcijų ir ETF-ų 15 skirtingų biržų. O kad žengti pirmą žingsnį būtų dar maloniau, Freedom 24 turi puikų pasiūlymą naujiems klientams. Jeigu atsidarysi ir papildysi sąskaitą per nuorodą video aprašyme, galėsi gauti dovanų net iki 20 atsitiktinių akcijų. Tai yra puikiai galimybė pradėti savo investavimo kelionę su papildomu kapitalu. Todėl nėra ko laukti, leisk savo pinigams dirbti. Spaus nuorodą aprašyme, atsidaryk sąskaitą ir pasiimk savo dovanas. O jeigu nori viską daryti žingsnis po žingsnio, ten pat rasi ir nemokamą instrukciją. Pradėti yra daug lengviau nei tu manai. Kodėl Erhardas taip pasielgia? Pamenate sugriautų miestų nuotraukas, ne? O kaip po karo sekasi Vokietijos gamyklams? Kaip galvojate? Manote, kad panašiai kaip ir miestams? Kai karas eina į pabaigą, Britai, amerikiečiai ir sovietai negailestingai bombarduoja gyvenamuosius pastatus ir gamyklas. Na, tas, kur gaminami tankai ir bombos. Tačiau likusi Vokietijos pramonė nuo antskridžių praktiškai nenukentėjo. Sunaikinta kažkur apie 6,5% įmonių. Taigi štai ji paruošta pramonės galia. Imkite ir naudokitės. Bet kaip tai padaryti, kai nėra normalios valiutos? Ir kai žmonėms labiau apsimoka ne pinigus uždirbti, o kiaušinių ir cigarečių už kažkur susiveikti. Juk automobilių už kiaušinius neparduosi ir atlyginimų cigaretėmis nesumokėsi. Todėl Erhardo pinigų reformos metu didžiausią naudą gavo įmonės, kurios savo rankose turėjo sukaupusios didelius prekių kiekius, o paprasti darbininkai. Atsimenat, kaip jie anksčiau jautėsi. Tai nieko baisaus, pakentės ir dabar, ypač kai aplink vien griuvėsiai. Tegul džiaugiasi, kad iš vis gyvi yra ir kad pasisekė vakarų, o ne rytų Vokietijoje būti. Nes kitai būtų važiavę Sovietų sąjungą nemokamai atsistatinėti. Na ir ką turime? Nuo 1959 metų Vokietija nuolat patenka didžiausių pasaulio eksportuotojų trejetuką. Tai yra šalių, kurios pagamina daugiausiai ir parduoda daugiausiai kitoms šalims. Ir tai dar vienas labai svarbus dalykas. Kodėl Vokietijai taip sėkmingai pavyko sugrįžti į viršūnę? Maršalo planas. Manau, kad daug kas esate girdėję, ką darė amerikiečiai, kad atstatytų Europą po karo. Jie suteikė vakarų šalims, tarp jų žinoma ir Vokietijai, beprocentinės paskolas, už kurias jos galėjo pirkti tų pačių amerikiečių prekes ir įrangą. Ir vakarų Europa atsigavo po karo daug greičiau negu rytų Europą. Amerikiečiai pardavė krūvą daiktų ir gavo Europos rinką savo prekiams. O tie patys vokiečiai tada gavo $1,5 milijardo. Pavertus šiandienos pinigais, tai gausi kažkur tai apie 20. Bet daug svarbiau ne tai, o tai, kaip amerikiečiai elgsis su vokiečių įmonių savininkais. Yra tokia garsiai įmonė Hugo Boss. Bet ji garsėja ne tik stilingais kostiumais ir kvepalais. 1933 metais jie gauna labai pelningą užsakymą pagaminti uniformą SS. Tačiau įmonės įkūrėjas Hugo Ferdinandas Bossas čia nestabdo, nes pinigai nekvepia, ar ne? Prasidėjus Antram pasauliniui kariui, jo fabrikas bus paskelbtas svarbiausia karinė įmonė ir jame bus pradėtos siūti uniformos visam Wehrmachtui. Tai yra visiems vokiečių kariams. O kas jas siūva? Teisingai, karo belaisvė iš Ukrainos, Prancūzijos ir Lenkijos. Bet kai karas baigsis, pats Bossas pasakos, nes girdai, įstojau šitą nacijų partiją, kad įmonė nebankrutuotų. Aha, jo. Dėmesio klausimas, kas nutiks pačiam Hugo Bossui per denacifikaciją? Ar jis sušaudys, pakars, uždarys įmonę? Nope. Hugo bus pripažintas nacijų kolaborantų, iš jo bus atimta balsavimo teisė ir skirta 80 000 markių bauda. Viskas. Tuomet jis savo tyliai mirs, o įmonė veiks toliau. Labai greitai išleis pirmąjį vyrišką kostiumą ir taps stiliaus ir elegancijos pavyzdžiu. O šiandien Hugo Boss dirba kelios dešimtis tūkstančių darbuotojų ir ją reklamuoja ne Wehrmachto ar SS karininkai, o tokios amerikiečių žvaigždės kaip Reynoldsas, Butleris ar Jaredas Leto. Ir Hugo Boss atvejis nėra vienintelis. Dar karo metais JAV valstybės departamente dirbo visas klanas pareigūnų, kurie vėliau buvo pavadinti nuolaidžiavimo komanda. Vašingtonėje stumė tokį naratyvą. Kai užversim Trečiąjį reichą su didžiausiais Vokietijos verslininkais, elkimės, taip šiek tiek atsargiai, taip švelniau biški.
Nes kitaip su kuo mums tą verslą daryti? Nu, nesu Stalinu, ne? Na pavyzdžiui, Alfredas Kruppas karo metais vadovavo didžiausiam ir garsiausiam Vokietijos istorijoje pramonės koncertui Friedrich Krupp. Karo metu jis taip pat vadovavo visoms karinės pramonės įmonėms okupuotose šalise. Jis buvo Adolfo Hitlerio fondo prezidentas, turėjo oficialų Standartenführerio, tai yra SS pulkininko laipsnį. Ir žinote, ką su juo padarė po karo? 48 metais jis bus nuteistas kalėti 12 metų. Bet dar įdomiau, kad jau 51, tai yra vos po 3 metų, Amerikos okupacinės zonos vyriausias komisaras Džonas Maklojus pasirašys amnestiją ir 53-aisiais Kruppas bus paleistas. Jis atgaus savo asmeninį turtą, vėl perims Krupp grupę, atgaivins gamyklas ir laimingai joms vadovaus iki pat savo mirties 67-aisiais. Ir čia peršasi logiškas klausimas. Iš kur toks gailestingumas žmonėms, kurie savanoriškai rėmė Hitlerį ir uždirbinėjo pinigus iš karo? Tam reikia suprasti, ko amerikiečiai ir jų sąjungininkai bijojo tuo metu. Pažvelkim į šį gražų banknotą. Žinot, kas ant jo parašyta? 1 milijardas markių. Milijardo markių banknotas. Bet tokia nerealiai hiperinfliacija įvyko Vokietijoje po Pirmo pasaulinio karo. Ir būtent visas šitas pažeminimas iš esmės atveldė į valdžią nacistą ir populistą Hitlerį. Todėl vakarų sąjungininkai nebenorėjo užlipti ant to pačio grėblio, nes skurdas, beviltiškumas ir vidinės nuoskaudos, o kaip pasekmė apmaudas ir pyktis gali atvesti žmogų, tautą, šalį apskritai prie bet kokio nenuspėjimo izmo. Todėl geriausias vaistas yra klestėjimas. Taigi atsakymas, kodėl gamyklos, kurios štampavo bombas ir tankus, o dabar gamina drabužius, yra toks. Žmonės turi kažkur dirbti ir geriau tai daryti esamose gamyklose. Amerikiečiai jokių būdų neleis jų nacionalizuoti, nes bijo komunistų. O kas jos valdys geriau negu patys įmonių savininkai? Niekas. Tai tegul jie toliau dirba ir gamina. Ir turbūt girdėjote, kad po Pirmo pasaulinio karo pralaimėjusiai Vokietijai buvo primestos žiaurios reparacijos. Tai yra, karą pralaimėjusi šalis turėjo mokėti nugalėtojams. Ar žinote, ką amerikiečiai padarys su Vokietijos skolomis po Antro pasaulinio karo? Nemenka tokia sumelė 379 milijardai reichsmarkių. Per tą valiutos reformą jie tiesiog panaikins šitą skolą. O kad komunizmas neduok dievė iš rytų neperšoktų į vakarus, iš šalies padarys tikrą kapitalizmo paveiksliuką. Galų gale Vokietija 1990 metais susivienijo ir vėl tapo viena šalimi. Ir kas iš tiesų veikia Vokietijai visais laikais? Ir kas daro ją vieną iš labiausiai išsivysčiusių pasaulio šalių? Tai, kad su vokiečiais labai aišku ir suprantama, kaip daryti verslą ir dirbti kartu. Ten visada buvo ir bus technologijų, nes inžinerinė ir mokslinė mokykla gyvuoja šimtmečius. Ir visa ši patirtis perdodama iš kartos į kartą. Prisimenate, kiek milžiniškų kompanijų su ilga istorija ten yra sukurta. Vokietija visada buvo ir bus gerų darbuotojų. Na, taip, dabar ne tik vokiečiai. Yra ir turkų, lenkų, lietuvių. Bet esmė ne tautybėje, o tame, koks požiūris į verslą yra šioje šalyje. Ir skirtingai nei 19 amžiaus pabaigoje dabartiniai Vokietijos darbininkai tikrai nepervargsta. Vidutinis vokietis per metus dirba tik 1354 valandas. Tai mažiau negu Prancūzijoje, Lenkijoje ar Lietuvoje. Kitaip tariant, žmonės darbe praleidžia per pus mažiau laiko, bet pagamina daug kartų daugiau. Įdomi istorija. 90-mečio pabaigoje, kai BMW atidarė gamyklą JAV, paaiškėjo, kad amerikiečių darbininkai savo pareigas traktuoja, ne taip aiškiai ir kruopščiai kaip vokiečiai. Ir čia į pagalbą atėjo, ne pigi darbo jėga iš Meksikos, o robotizacija. Ir čia, ko gero, slypi tautos stiprybė, o kartu ir silpnybė. Kiekvieną kartą, kai pasaulis rytas į eilinę peklą, vokiečiai pasiraituoja rankovės ir aria, nes yra tvarka ir yra darbas. Kartais pataiko, kaip per 2008 metų krizę, kai ištempė visą Europą savo pinigais, o kartais dėl jų tylaus pritarimo įvyksta pasauliniai karai. Todėl tvarka yra gerai, o tylus pritarimas ne. Jeigu jums patiko šis video, nepamirškite paspausti like ir pasidalinkite nuorodą su draugais. Sėkmės!